Sveiki, mano vardas Vitalijus Majorovas, aš esu tinklaraščio Turnaround LT autorius. Turiu porą įsitikinimų, kuriais norėčiau pasidalinti šiandien su jumis. Visų pirma, aš tikiu, kad žmogus yra savo likimo kalvis ir kad kiekvienas žmogus turi didžiulį potencialą, kurio dėja dažniausiai nesugeba pilnavertiškai išnaudoti. Kaip sakoma, žmogus yra lyg 10 pavarų dviratis, turintis 10 pavarų, tačiau didžiąją laiko dalį praleidžiantis naudodamas 3, maksimum 4 pavaras. Vienos pagrindinių priežasčių, kodėl žmogus neišnaudoja savo potencialo, yra motyvų, noro arba gebėjimų trūkumas. Ir jei kalbam apie gebėjimų trūkumą, mes būtinai turim kalbėti apie tobulėjimo stygių. Būtent savišvieta, žingeidumas, nuolatinis noras atrasti, pažinti kažką naujo lydi mane jau daugybę metų. Asmeniškai mano karjera prasidėjo nuo paprasto gatvės pardavėjo ir daugiau negu per 10 metų pakrypo į verslo pokyčių ir krizių valdymą vadinamą turnaround managementu, kai tu kaip vadovas gelbėjai įmonės esančias sudėtingose situacijose. Pradedant stagnuojančiom įmonėm, kurioms reikalingas proveržis, baigiant verslo organizacijom, kurios yra gilioj krizė ir gilioj duobė ir yra iš esmės ties bankroto riba. Per savo tobulėjimo ir savišvietos metus aš supratau bei patyriau keletą labai reikšmingų stadijų. Visų pirma, norint tobulėti tam tikroj srity, informacijos ir pasirinkimo yra begalės. Yra visagalis internetas, yra knygos, yra video, kursai, seminarai, tačiau problema yra tame, kad tos informacijos yra per daug. Didžioji dalis yra nereikšmingos, pasikartojančios, netikslios. Todėl man visą laiką trūko ir man visą laiką norėjosi resurso, kur aš galėčiau rasti sustruktūruotą, sukramtytą, atrinktą informaciją, geriausią informaciją savo paties tobulėjimui. Antras dalykas, man teko dirbti verslo konsultavimo versle ir nors nesu verslo konsultantas, tačiau puikiai pažįstu šitą virtuvę iš vidaus. Ir man jau senai trūko ir aš jaučiu stygių nemokamo turinio iš profesionalių Lietuvos verslo konsultantų. Tai yra ne tiek daug mes turime tinklaraščių apie vadovavimą, vadybą, verslo valdymą. Ir tai yra matyti dėl to, kad arba tie profesionalūs verslo konsultantai bijo dalinti savo know-how, arba nemato tam pagrindo, arba tiesiog neturi daug ką pasakyti, arba netgi jeigu tas turinys egzistuoja, jis yra tos labiau paviršutiniškas, užkabinantis su pardavimų intencija. Ir galiausiai trečioji stadija, kurią ir pats praėjau, ir ją anksčiau ir vėliau praeina mano dauguma aukšto lygio vadovų, tau tiesiog nebelieka arba laiko, arba jėgų skirti savo savišvietai ir tobulėjimui. Tas pats buvo ir man, kai tiesiog atsakomybės kiekis, problemų, darbų kiekis yra ant tiek didelis, kad tu nebegali sau leisti laiko skirti savo vystymuisi. Be to, kad aš tikiu į didžiulį begalinį žmogaus potencialą bei tą tobulėjimo reikalingumą, aš taip pat tikiu į dalinimusi galią. Nes dalinimasis yra kaip bumerangas. Jis sugrįžta, jis įkvepia, jis skatina tavo paties tobulėjimą. Ir būtent dėl to ir buvo sukurtas tinklaraštis Turnaround LT. Tai yra nemokamas turinys, tai yra sukramtytas, atrinktas, sustruktūruotas turinys, kuris pagardintas yra mano per daugelį metų sukaupta asmeninė patirtimi, klaidomis bei idėjomis. Tai yra turinys, kurio jums nemokamai nepaduos tipinis verslo konsultantas. Tai yra turinys, kuris skirtas ne tik tai naujokams versle, bet ir tiem rimtiem vadovam, kurie turi 5-20 minučių laiko per savaitę skirti savo savišvietai bei tobulėjimui. Atskaitykite tinklaraštį Turnaround LT, spauskite mygtuką subscribe arba mygtuką like mano Turnaround LT Facebook puslapyje ir būkite pirmi, kurie sužino naujienas bei naujausias įžvalgas. O aš savo ruožtu manau, kad bus dar daugiau straipsnių, dar daugiau video turinio ir nuoširdžiai tikiu, kad jei bent viena idėja, bent viena pamoka paliečiau, įkvėpiau jūs atlikti tą reikalingą pokytį, vadinasi einu teisinga linkme ir darau kažką reikšmingo bei gero. Taip kad sėkmės, susimatysim visai neužilgo. Iki.